Labas, įgirdai. Labas, žmona. Mes kiek kitokiam formate, bet labai pagalvojau, kad būtų įdomu tiek man, tiek tiem, kurie klausys, galbūt išgirsti kažką kito, negu tu visada transliuoji. Tai pamėginsiu tiesiog paklausti tam tikrų klausimų. Tai pradėkime. Tos ilgos įžangos niekam neįdomu, visi nori esmės iš karto, tai klausau klausimų. O, įstaisiau. Jeigu galėtum savo gyvenimą apibūdinti viena spalva, kokią spalvą pasirinktum? Tegul būna tai mėlyna kaip tavo akis. Tu čia iš kažkokios knygos pasakosi dabar? Ne, aš taip sugalvojau, tai tik tu atsakymai. O ką tau simbolizuoja mėlyna spalva? Platesnė prasme. Platesnė? Siela. Tai, jeigu pažiūrėtumėm Dangų, tavo... jūrą. Taip, jeigu Jeigu pažiūrėtumėm tavo visus paveikslus, tai Taip. mėlyna spalva... atspindi sielos spalvą. Nu, arba ten dangaus beribę. Tiesiog laisvės. O kas yra tavo kūrybinė laisvė? Kai galiu tapyti tai, kas man kyla iš vidaus, o nebūti spraustam į rėmus. Kaip žmonės priklauso galerijom, dar kažkam priklauso, tada jie turi pataikauti ir kurti tai, kas jiems sakoma. Tai man pasisekė. Galiu daryti tai, ką jaučiu. Nors kartais galima šiek tiek ir paslysti ir padaryti, kas yra madinga. Bet aš visada atsiminsiu, kaip tu kažkurią dieną grįžai iš klientų ir sakai, žinai, manęs prašė šviesaus paveikslo. Ir tu sakai, aš pasiruošęs nutapyti kažką šviesaus ir kitą dieną tu man rodai, sakai, va, gavosi raudonas. Tai čia toks maištas, ar tiesiog, kaip tu ir sakai, pasikliauji savo vidumi kūrybos ir tiesiog kas gaunasi, kas eina, tą ir transliuoji? Taip, nes gali suplanuoti vieną, labai reikia stiprios disciplinos, jeigu nori daryti paveikslą tokį, kokį nori ir jį padaryti. Bet eigoje čia abstrakčiam mene gaunasi vienas nuslydimas ir labanakti ir visai nueini į kitą spalvą. Čia labai reikia stipriai susikaupus tai daryti ir tada jau gaunasi ne tas tėkmės menas, o toks techninis, kur žinau, kad bus raudonas, mėlynas, geltonas, nesvarbu koks, bet bus tai. Kaip gražiai apibūdinai tėkmės, nes man asmeniškai šitas žodis irgi labai turi didelę reikšmę. Tam visam emocijų pasaulyje tėkmė, plauta būsena. Kas tau yra tėkmė? Tavo gyvenime, ne tik kalbant apie meną. Gyvenime. Tėkmė, tai ką mes veikiam kasdieną, tiesiog plauki ten, kur srovė neša ir viskas, o jeigu kažkas labai jau tave nukreipinėja, tai vis tiek apeini ten tos akmenis ir teki toliau. Tai net ir vairuojant mašiną tėkmė, visą tai, kur mes einam, taigi nesitrankom kažkur, tai mes vis tiek labiau kaip vanduo. Šlaviruojam į akmenis vanduo, tai nesitrenkia, jis juos aplenkia ir tiek žinių. Tai bet būna kai, kada žmonės užsikabina ties savo kažkokią emociją ir tarsi užsistagnuoja, užšąla ir tada tos tėkmės nelieka. Tai emocija, tai tik tai baimės emocija labiausiai gali būti, kuri įtakoja veiksmus kažkokius. Tai kai tave labai kažkas baugina, tavo ten įsipareigojimai ar kažkoks tai darbdavys ir tada gal tu gali užsispazmuoti. Tai čia ir menas yra stengtis įjungti tą tokį laisvą režimą ir važiuoti pro šoną tų problemų. Ir tada kažkaip gaunasi ta tėkmė. PX būsena tokia. Nu tokia, tipo, jo, PX būsena. Arba dar yra dabar sakoma ne zen budizmas, o dzin budizmas. Nu tai čia senas bairis. Tai apie panašų dalyką kalbam. O ar tavo pačio būsena įtakoja koloritą paveikslų ar temą paveikslų? Kartais, ne, tai be abejo įtakoja, ten ką aš sugalvoju, tai stengiasi ir padaryti. Kartais net įtakoja labai banali situacija, kad nėra dažų.
Nėra staiga baltų dažų ir dar jų nusipirkti čia neįmanoma, nes Lietuvoje kažkokia tai problema būna. Tai reiškia, paveikslas bus be baltų dažų. Okay. Arba jeigu man baigėsi kažkokia spalva, aš tada įimu kitą spalvą. Tai Bet čia toks išorinis, o va tas vidinis. Tai vidiniai kartais paveikia dažų Nežinau, nebūna. pavyzdžiui, ryte konfliktas su manim, su mergaitėm, ar tai turės įtakos? Ne, jokios čia įtakos nėra. Mm. Kartais kas po ranką pakliūna, pieštukai, kreidelė, dažai, tokie aliejiniai, ten akryliniai, nesvarbu. Nu, muzika gali daryti įtaką. Vienintelis, kas gerai daro įtaką kūrybai, tai muzika. Jeigu parenki labai jau crazy muziką, tada jau gerai važiuoja, o jeigu paleidi ramią muziką, tada ramiai su viskas vyksta. Tai muzika labiausiai veikia, čia tokie išoriniai. O žinai, yra ta tokia graži metafora, kad emocijos irgi lygiai taip pat prilyginamos yra muzikos tarsi stočiai. Ir žmogus pats gali įtakoti savo reakciją į emocijas, tai tarsi persijungti radijo stotį. Jeigu jis yra, nežinau, kokiai roko stoties muzikoje, tai jisai gali savo kvėpavimų praktikom persijungti į ten, nežinau, džiazo ar į kažkokią tai meditacinę muziką. Tai gal, čia irgi tinka, kaip tu ir sakai, kad muzika įtakoja paveikslus, tai irgi pasijungi tai, ką nori ir tarsi tada į tą kūrybą gimsta. Taip ir vyksta, visur muzika, čia muzika, namuose muzika, visur yra muzika ir tik jinai ir įtakoja. Aš savo pasirenku tą radijo stotį, kokią noriu ir važiuoju su muzika. Ir pagal tai gimsta kūryba? Taip, nes kartais kruopščiam paveikslui, jeigu paleidi kokią nors crazy muziką, tai nelabai gaunasi kruopščiai daryti, tai reikia pasirinkti. Aš renkuosi muziką, kad jinai mane šokdintų. Taip aš lengviau atitrūkstu nuo savo minčių. O kai atitrūksti nuo minčių, gali pradėti kurti. Taip, kokį ne savo, o tiesiog aplinkoje esi metęs meno kūrinį, kuris tau paliko didžiausią įspūdį? Tai muziejuose, ne kur kitur jos mačiau. Tai Matyso gėlės iš keramikos ir Picasso Milane paveikslas, to 9000 galerijai berods, kuris padarytas greičiausiai ten vos ne per kelias minutės, maks 5, ir ta energija labai įstrigo. Dinamiškai atliktas darbas, tai tas inspiruoja mokytis tos dinamikos, tai realiai labai gera pamoka, o Matyso gėlės, tai čia pradžia mano viso to. Gėlės jos yra iš keramikos, tai tik sužinojau gal po 3 metų, kad jos yra iš keramikos. Man atrodo, mes sužinojom apie tuo Prancūzijoje, kai buvo muziejai. Jo. Matyso ten pamatėm. Ne, tai pradžioj mes buvom Los Andžele, pamatėm gyvai, vėliau nuvažiavome į Prancūziją, pamatėm, iš ko padarytas, o po to vėl grįžom į Los Andželą, pamatėm jau žinodami tiksliai, kaip jisai padarytas. Tai va to paveikslo kelias labiausiai išanalizuotas. Plius jis buvo užsakytas ir ten prieš tai vienas, paskui kitas užsakovų, visgi Matysas netgi darė pagal užsakymą paveikslus, tai irgi čia nėra labai jau tokia didelė, kaip menininkų tragedija, kad jo klausia, ar tu gali sukurti paveikslą pagal užsakymą. Taip, jeigu yra siena ir jeigu leidi man kurti, tai galima sukurti. Nes kūrė, kaip tu sakai, tie net ir patys didieji tai... ir kūrė interjerą mane. Prieikim prie šitos temos. Ką rinktumės? Ar, nežinau, kad tavo gyvenimo gale nors vienas paveikslas būtų eksponuotas muziejuje, ar kad, nežinau, 1000 paveikslų būtų parduota privatiems žmonėms į jų namus? Tai iki to 1000 jau nedaug, čia ir dar įdėti reikia darbo, ten tikrai 1000 jau bus neužilgo pasiektas, o muziejui tai jau ten po to sprendžia tegul kuratoriai, čia buvo verta ar nebuvo verta. O kad tas 1000 kabės, tai jau arti. Tai pasirinktum žmogų, nes... Be abejo, taigi menas turi džiuginti, o ne kankinti. Tai jeigu menas džiugina, tegul ir džiugina. O jeigu į muziejų ar į saugyklą, kaip vertybė, tai čia sakau, kuratorių pasirinkimas, ne mano. Aš darau savo darbą mėgstamą ir jau kaip kažkas nuspręs, taip ir bus. O žmonės jau patys dabar sprendžia, jie kabina jos namuose. Po 1, po 2, po 12, yra 15 darbų vienam bute. Tai čia nėra kažkoks neįmanomas ten tas 1000. Bus ir 2000. Tai čia...
Taip, manau. Taip. Taip, va, tai. O kaip tu galvoji, jeigu liktų, vat, kaip tu ir sakei, baltų dažų, ne, kartais nebūna parduotuvėje, jeigu liktų tau galimybė išsirinkti 3 spalvas, su kuriuom turėtum tapyti visą likusį gyvenimą, kokios tai spalvos būtų? Tai galėtų būti mėlyna. Tai čia jau aiškus atsakymas, kas dar tada. Tai taip, mėlyna, balta, netgi galėtų ir 2 būtų, ir dar juodos reikėtų. Šiek tiek. Tai mėlyna, juoda ir balta? Manau, kad to ir pakaktų. Sako, juoda ir balta nespalvos. Taip sako, bet man kažkada ir kažkas pasakė, kad juodos negalima naudoti, tai kol išsivaliau šitą informaciją iš galvos, 2-3 metai užtruko. O kodėl lietuviai, kaip tu galvoji, bijo juodos spalvos? Tai palikimas, nesivelkiami ten, ko lietuviai bijo. Bijo. Oi, ne tik ne juoda, aš juodos labai vengiu. Mirties bijo, turbūt, laidotuvė visi prisižiūrėjo, gal tos juodos spalvos, trauro kažkokio. O kaip kiti menininkai sako, juoda yra šešėlis, tai žinai. Geras, tipo, geras. Jo, tai... O mes kiekvienas žmogus šiaip turim savo šešėlį. Ne, tai taip, ir nuo šešėlio nepabėgsi, tai taip kaip ir nuo mirties nepabėgsi, žinai, juoda yra šešėlis, tai čia varty kaip nori ir tos baimės bijo, tai bijo savo šešėlio yra posakis, ne? Tai varyta daug baimų žmonėm, traumų psichologinių ir taip toliau, tai čia vėlgi. Bet gal dar netgi ir ne tik juodų spalvų nebijo, tas žodis bijo, nemėgsta arba tiesiog neįneša savo namus, vengia. Bet lygiai taip pat ir ryškių spalvų. Ryškių reikia pabūti jiems tom ryškiom spalvom. Ryškių spalvų bijo ne žmonės, o bijo dizaineriai. Tiesiog jie bijo, kad jų interjero to rudenėlio spalvų neužgožtų. Tiesiog dizaineriai bijo tų spalvų ir dizaineriai žmonėm prisako, kad tai turi būti labai švelnus darbai namuose. Nors kaip tik tos ryškios spalvos, man atrodo, kaip tik mums jų labai trūksta, ne? Nežinau, kažkur Ispanijoje, Italijoje atrodo ir daugiau tų spalvotų mašinų, ir daugiau spalvotų kažkokių interjerų, ir spalvočių žmonės gal net ir rengiasi. Ne, mašinų spalvotų tai Lietuvoje daugiau. Ne? Čia aš jau nebepasigilinsiu turbūt. Žmonės perka brangią mašiną, tai jie perka spalvotą, kad jinai išsiskirtų. Tai su paveikslais irgi, jeigu perka paveikslą. Ne, tai tikrai iš manęs perka ryškius paveikslus. Tai tame ir yra, kad šitoje galerijoje yra visi ryškus paveikslai. Gali rasti gal 5 ten baltų atspalvių, gal 10 per jėgą. O visi kita yra ryšku, tai žmonės jau renkasi, bet ta baimė čia ne žmonės bijo, dizaineriai bijo. Dizaineriai prisako, kad nebūtų namuose ryškių spalvų, nes žmogui atseit namai yra ramybė. Ko ramybė? Žodžiu... O kas tau yra ramybė? Kūryba, namai. Ramu tau namuose? Ne visada, aišku, kol vaikai siaučia, šiaip tai jo. Namuose saugu. Namuose saugu, o kūryba ramu. Toksai tipo meditacinė čia tokia vietelė, kur gali pabūti. O medituoji šiaip? Vakarais. Tipo, kaip turiu... visi užmiegam? Ne, turiu... Atsisėdai į lotusą? Ne, į lotusą nereikia sėdėti, čia yra visiška nesąmonė, kad turi būtinai kūną padėti tam tikrą pozą, kad medituoti. Aš mašinai galiu medituoti, kvėpuodamas medituoti. Kaip tu galvoji iš vis, kodėl žmogui reikalinga sąmoningai kvėpuoti? Žmogui nekvėpuoti sąmoningai reikalinga, jam būti sąmoningai aplinkoje, kuris vaikšto. Bet čia pirmas punktas, norint būti sąmoningai. Tai jeigu žmogus nekvėpuotų 2 minutės, jis miręs, tai belia kokia atveju jis kvėpuoja. Bet čia mes kvėpuojam iš inercijos, bet tas sąmoningas kvėpavimas, ką jis duoda žmogui? Pripildo jo kūną deguonėm. Tada automatiškai visos sistemos atsipalaiduoja, nes jos neturi būti įsitempusios. Bet tai čia fiziologiškai prisikvėpuoja ir apsvaigsti lengvai, taip kaip kiti eina rūkyti, pakvėpuoja tų dūmų, irgi giliai įkvėpia, irgi apsvaigsta, tai galima ir deguonim apsisvaigti sočiai. Tai svaiginiesi deguonėm. Ką? Svaiginėsi deguonėm. Ne, tai čia daro tai per rebefingus tas visus, kur visi užsikvėpuoja ir jaučiasi, kaip prisivalgė narkotikų. Tai galima ir taip. Tai tas sąmoningumas čia nebūtinai ir ten mintyse 1, 2, 3, 4 įkvėpti ir dar iškvėpti 5 iki 5, irgi nesąmonė.
tiesiog turi būti sąmoningas toje aplinkoje, kur esi. Nu, stebėti aplinką. Kaip išlikti sąmoningu chaose? Stebėti aplinką, ką tik pasakiau. Stebėti aplinką ir žinoti, kad tu esi stebėtojas, o ne dalyvis aplinkos. Tai tada būsi O sąmoningas. jeigu esi dalyvis? Vis tiek stebėti aplinką. Nu, tai gerai, vyksta, bet kas, vyksta muštynės ir tu turi stebėti aplinką, kad tavęs kas nors nenudaužtų. O ne pats bėgti ten kažką ir atsitrenkti pačiam į kažkokią tai lasdą, ne? Stebėti aplinką, tiesiog stebėti. Vyksta kažkoks tai visiškai neadekvati situacija. Stebėti aplinką, kas gali būti. Stebėti. Parduotuviai ten kas nors tave erzina, stebėk ir viskas. Ir neerzins. Tu aiškiai turi matyti situaciją, kas vyksta. Kelyje visi ten viens kitam mojuoja. Smagu kartais pariekauti, ten žinai, kad idiotas kažkoks ten. Tai tiesiog dėl smagumo pariekauti reikia. Negali visada ten būti rimtas. Rankom pamojuoti, aš su dviračiu važiuoju, man kartais noris parodyti pirštą, visiems smagu. Būna tikrai tiesiog. Tai gerai, kad turi, nežinau, mašinai dviračių, kad namuose nesirodai. Ne, su tokiam emocijom. Bet net įrodyti tas emocijas yra smagu sąmoningai. Važiuoji tave užkiša kas nors arba ten, tu tiesiog normaliai, sąmoningai pradedi rėkauti. Bet dar gal, žinai, čia akcentą galima uždėti, ką tu ir sakai, kad rodyti emociją tada, kada jinai kyla. O ne tada, kada, nežinau, nešiojas, užspaudžiu ir ten galvoju, kad jisai ten tą kažkaip aš pagalvojau, nepasakiau ir gromuliuoja, žinai, ten kiti tas emocijas. Tai jie gromuliuoja, tai jie jau jas rodo viduj, pas save gromuliuoja. Ir jau tada ten kankinasi su jam ir būnasi. Taip, o tas, kas rėkia iš karto, tas jau negromuliuoja, tas rėkia. Tai nieks nenešioja, jeigu italai, ką jie sėdi ten namuose 3 dienas mąsto, ką prieks ten ant savo ten žmonos ar mamos ar ko ten nori, tai jis rėkia iš karto ir tada šypsosi visi laimingi. Tai, o čia tas, kaip tu sakai. Tai gal tu galvoji, mum Italijai pagyvenimas kažkiek davė to, kad emocijas mes tiesiog kaip degtukai, nežinau, ir išsakom ir neužsispaudžiam? Ne prie ko tai Italija, tiesiog pagyvenimas kažkur ir pamatymas normalaus pasaulio tave tiesiog keičia. Tu tiesiog išeini iš tos pozicijos, kur tave čia augino ir tu matai visą kitaip. Čia nekeičia ar Italijoje, ar kur bebuvus. Tiesiog pažįsti kitokius žmonės su kitokiu mentalitetu ir tu nenori būti to mentaliteto, kurį mes turim iš palikimo. Tai, ir tada gali rinktis tarsi kitaip, kai jau žinai, kaip gali būti. Kaip laikysena, kaip jų regažas ten. Kaip aš įtakoju tavo kūrybą? Maištaut kartais norisi, ten tipo, oi, man patinka toks paveikslas, tai sekantį galima susilaukti jau. Raudona. Tikrai raudona, ne? Nes tipo, oi, čia Monikai patinka, reikia taip, ne, tai kaip tik tada gauni raudoną, tai taip ir įtakoja greičiausia, kad tai tik taip? Kažkaip taip, kaip kitaip. Tai čia vienas iš tokių. O mano kritika ar kažkoks pasidžiaugimas tau svarbu? Tai man svarbu ir tavo, ir ne tik tavo, man visų svarbu, bet koks regažas. Tai tam ir kuriu, aš anksčiau fotografavau, dar kažką dariau, visada ieškau to atgalinio ryšio. Ir tada gali pasižiūrėti, ar tu teisingai darai. Smagu. O jeigu nežinau, nudingtų visi pasaulio žmonės, tu liktum su savo tapyba, tai jeigu neturėtum kam parodyti, ar tu toliau tada tapytum? Koks nuostabus klausimas. Oho, būtų paskutinis žmogus žemėje. Ne, tai vis tiek atsirastų kokia nors bežionė, kurie ateitų. Pažiūrėti. Ir tada kažkaip gestų kalba tau parodytų, arba liuksas, arba ne. Ne, visada paveikslas turi patikti man. Tai yra pirma taisyklė. Jeigu man patinka, tada jau viskas gerai, tada aš dedu parašą. O vėliau jau šalutinis efektas, tada žiūriu. Bet tu dažnai man parodai paveikslą dar nebaigtą, ne, be parašo dar uždėti ir būna parodai ir aš tarsi tada sureaguoju kažkaip ir sakai, kad kad aš visada ten sukeliu tą maištą ar dar kažką, nes jis nebūna ten, tarkim, dar baigtas iki galo. Tai tu neturi fantazijos, kaip sakei, kad... Aš neturiu fantazijos. Jo, tu neturi. Aš neturiu to numatymo, o kaip bus. Neturi numatymo, kai baigs, kai sudžius dažai.
Taip. Taip. O tai labai yra didelis skirtumas. Labai. Ir dar nulakavimas, ir dar aptraukimas ant porėmio. Taip. O man atrodo, kad jau viskas aišku dabar. Tipo, nes aš matau tai, ką ir matau, taip, o aš žinau, kaip bus. jisai bus. Tai čia tas ir yra. Ir tada būna, dar tu mane pastatai į tą tokią padėtį, jau kaip paskui paveikslas sudžiūna, pasirašai, ten baigėsi visi šitie procesai ir jisai tada jau patampa man, pavyzdžiui, labai labai gražus. Taip. Ir aš tada jau pradedu ten, ojoj, koks čia gražus meno kūrinys, kaip čia gražiai. Ir tu sakai, tau jisai nepatiko. Tai va, ir tokį tada uždėti. Dėl to, kad nebuvo tuo metu fantazijos. Lavinama fantazija iš esmės. Čia ne apie šitą situaciją, tiesiog apskritai. Lavinama ne fantazija, lavinamas suvokimas ir supratimas. Fantazija, tai nežinau, to žodžio iš vis kaip apibūdinti, kas yra fantazija. Čia tiesiog gal turbūt slengo žodis labiau. Ne, gal yra toks žodis, bet žodis jisai tai yra, labiau bet turbūt jisai... apie tą irgi ateities nuspėjimą kažkokį. Ateities viziją, tai jo, tai lavinama. Tai viskas kaip ir vaikščiojimas, ant kojų lavinamas turbūt. Taip. Gali pasilavinti fantaziją. O galbūt net ir vaikam, fantazija gali lavintis ne tada, kai tu duodi kažkokį paveiksliuką jam perpešti, arba kai rodai, nežinau, kad saulė geltona, debesėlis būtinai ten tam tikros formos ir melsvas, o kai tiesiog vaikas piešia, be pavyzdžio, tai čia irgi galbūt fantazija. Tai jau uždavai klausimus atsakymų, nes mokykla tai fantazija žlugdo dažniausiai. Visi mokytojai didžiąją dalim žlugdo, tik tai gal protingi, kurie jau žino, kaip reikia daryti. Bet tokių reta, tai taip pat kaip man kažkoks alio mokytas pasakė, kad juodos nėra. Tai žlugdo fantaziją. Tai eksperimentavimu. Jeigu vaikui neleidžia išeiti iš linijos, ir jeigu jam liepia piešti namą ten su lygiu stogu ar ten durys tokios, kokios turi būti, tai jo fantazija žlugdoma. Tiesiog vaikas, kai nueina į mokyklą, iškart jo fantazija žlugdoma tą pačią dieną, nuo 1 klasės, nuo darželio tos paruošiamosios grupės. Tai jo, galima fantaziją ilgai žlugdai ir gaunasi žmogus, tai... Liūdnas tada toks truputį. Ne, jis gaunasi nei liūdnas, nei pasimetęs, jis darbininkas gaunasi geras. Jis eina į darbą, kai jam... Tai tu išskirtum darbininką ir žmogų. Jeigu žmogus turi fantazijos, jisai blogas darbuotojas. Tiesiog jis blogas, jis pradės fantazuoti darbę. Pradės improvizuoti, perstatinėti baldus, ten apšvietimą derinti, dar kažką, tai jisai tiesiog nepatogus. O su fantazija žmonės yra kūrybiški. Tai... Bet tas kūrybiškumasgi čia nebūtinai, mes kalbam, nežinau, apie tapybą, apie mezgimą, apie dar kažką, tas kūrybiškumas gali būti absoliučiai visur. Tai ir mašinos vairuotojai yra kūrybiški, nes jie turi spręsti problemas iš karto kūrybiškai, o ne tiesiog tiesiai važiuoti. Bet taip, kūrybiškumas yra visur. Tai ir kūrybiški yra turbūt greičiausiai ir sėkmingi žmonės. Kažkoks fantazuotas Maskas, prifantazavo visokių dalykų ir atskraido kažkur kažkas. Tai. Kaip tu galvoji, mes savo mergaitės kūrybiškai auginam? Nors netrukdom. Ar kūrybiškai, tai jos pačios čia nuspręs, ar čia jau kūryba ar ne kūryba, bet netrukdom. Neliepiam piešti namo su teisingu stogu. Nors ten kažkas gal ir jom liepia, bet mes ne. Aišku, nereikia džiaugtis kiekvieną nesąmonę, ką nupiešia, bet nereikia ir trukdyti. O kaip tu galvoji, kiek vaikui arba suaugusiam žmogui reikalingas nuobodulys? Nežinau šito dalyko. Tai neturiu atsakymą. Nes siejasi, dabar ir psichologai sieja kūrybiškumą su nuoboduliu, kad tik nuobodulyje atsiranda tai. Ai, dabar supratau klausimą. Taip, tai mūsų laikais, gerai, ne mūsų, mano laikais, tai mes turėjom tik tai siūlų, vinių ir vaikai. Mano laikais turėjom dar gal kažką, truputį daugiau. Tai tas nuobodulys, tai sugebėjom ten padaryti kažkokius ten namus iš kažkokių pagalių, dar kažką iš nuobodumo, taip. O dabar vaikui paprastai duodi planšetį, įjungi žaidimą ir jis jau nenubodus. Bet mes neduodam. Mes neduodam, bet tai... Bet tada lipa ant galvos. Nesvarbu, bet didžioji dalis žmonių dabar net ir televizorių sudaužia vaikai, tai vėl smagu, dar labiau neduodam nieko.
net ir tų kelių minučių filmukų, tai tas nuobodulys skatina kūrybiškumą. Tai taip. O kai suaugęs žmogus nuobodžiauja? Ne, jis neturi šansų nuobodžiauti, jis turi telefoną. Kaip tu priversi žmogų nuobodžiauti, pati ir tu nuobodžiauji. Jo, sakyčiau, nu, va, tas detoksą, kur dariausi, ne, tas 10 dienų, 11, kiek ten buvau be telefono, tai atrodo tikrai viską mačiau labiau, viską girdėjau labiau. O taip. Ne, nebūna nuobodžiaujančių. Tai tiesiog dėl telefono galvoja, ne, žmonės. Anksčiau televizorius buvo, dar anksčiau buvo laikraščiai, spauda, buvo labai daug spaudos, visokiausių žmonės užsisakydavo 10 žurnalų, ten tų laikraščių, visokių rūšių ten. Kur irgi kažkiek panašiai, ne, tu skaitai laikraštį daug straipsnių, tai tau irgi lygiai taip pat tas smegenys nesugeba tiek daug apdoroti informacijos. Net ir visose tualetuose buvo laikraščių laikytuvės, kitokio dydžio krūvas laikraščių buvo visų rūšių. Tada televizorius atsirado, visos šeimos sėdėjo prie televizorių, o dabar visi atskirai savo renginiuose. Taip. O kaip bus, galvoju, dar už 20 metų. Tai gal išmok žmonės šiek tiek ribot save. Įsirašys programėlės kažkokias, nežinau. O kaip menas kis? Jokai. Jis technologiškas darosi tiek, kad atsiranda kompiuterinių visokių dalykų, visokie ten lazeriai, printeriai, dar kažkas. Tai jisai darosi techniškai sudėtingesnis. Šitas menas yra archaiškas, rankom ten dažai jau jisai tiesiog nueis į praeitį, nes dabar visose mūgės ir taip toliau didžiąją dalimi yra technologinis menas, kur išpjaustyta lazeriais, techniškai padaryta, kur jau reikalinga, žinojimas. Robotai gal net, ne? Robotai, ne robotai, bet sugalvoti reikia ir labai jau, liet stiklą, ten akrilą lieja, dar kažką, tai tam reikia daug, visokių techninių dalykų. Norėtum kažką Koks šitas žodis? Įlieti žodžiu kartu. Jo, norėčiau, tik tai daug kartų apie tai galvojau, tik vis galvoju, kad paskui reikės visą tai saugoti, laikyti kažkur tai, sandėliuoti, galų gale, nenoriu tam investuoti, nei laiko, nei pinigų. Aš padariau lazerių pjaustytą skulptūrą iš aliuminio. Pas mus kieme stovi? Pas mus kieme stovi. Bet kaip gerai atrodo? Ne, tai gerai atrodo, bet jos, savikina yra 1000 eurų. Taip. Ir pabandyk tu ją žmogui pasiūlyti pastatyti namuose. Pradžioj, kad jiems skulptūros kieme iš vis nereikia, nes čia yra, nes nelabai pas ką ir yra skulptūra kieme. Taip, ir plius dar kaina jos bus tokia, kad, ir investuot man savo 1000 į tai, kad aš laikyčiau savo kiemę, nežinau, dar kol kas. Padarytumėm skulptūrų parką. Jo, ir išleistume 100 000 eurų ir būtume labai gerai nusteikę. Taip, kad aš irgi dariau technologinį meną, lazerių pjausčiau iš aliuminio, viskas yra padaryta. Nepasteisino, kol kas. Bet minčių yra, o ar to reikia, aš nežinau. Mūsų rinkai dar kol kas turbūt... Per maža Lietuvos rinka, kaip tu galvoji? Nei jinai maža, nei ką, nes gyvenam kaip vienam mieste visi ir gyvenam čia, ne Lietuvos, čia miesto rinka, vadinkim. Tai tam mieste ir gyvenam, tai gyventum ten Londone, didesnis miestas būtų. Dabar gyvenam Vilniaus mieste, tokia ir ta rinka. Lietuvos rinka. Apart Kauno ir Vilniaus nėra niekas turbūt ir nupirkęs, gal ten. Yra, bet vienetai turbūt. Vienetai, Klaipėdai, bet tarkim. Kur jau ten pasidžiaugiam tada, kad, žinai, ten iš Šiaulių ar ten iš Jo, tai jau čia būna didžiulis įvykis, kad jeigu kitas miestas pasibeldžia, o šiaip tai tokia ir ta rinka. Gyveni tokiam mieste, tokia ir turi. Tai tokia. O tu pozityvus žmogus? Ne. O kaip save tu... Vis tiek dienoje ir šiaip tas pozityvumas, jisai kažkaip tarsi išsišaukia, jisai turi būti ir to juoko, ir tos džiaugsmo. Tai kas tau sukelia tada tai? Reikia stebėti dienos įvykius, tai kas sukelia. Kartais gali būti tie patys telefono bairiai, pralinksmina. Kartais tu pasakai kokią nors kvailystę irgi pralinksmina. Taip. O kas dar pralinksmint gali? Kinas koks pralinksmint gali. Kur jau ten būna įsitraukęs į siužetą ir tada jau tikrai fainai. Tai mėgsti gerą kiną? Taip, ant gerų kėdžių. Taip, mėgstu. O knygas?
klausau. Tai šiek tiek nuobodu, klausau. Jo, aš labai nustebau šito tavo hobio atradimu, ar kaip čia pavadinti. Toks yra atradimas, tiesiog kažkokia informacija, kuri užpildo tą tuščią, tas kaip ten poilsio zonas, kad ne tik klausyti kažkokią neigiamą informaciją, tai galima paklausyti tas knygas. Tai jo, tai čia užpildo tarpus tos knygos. Mašinai važiuojant, kad žinių neklausyti. Tai čia iš tų tokių išoriško, ne, ką ir sakei, Tai taip. Muzika, knygos. Tai knygos, kad neskrolint telefoną, užpildo tas spragas kažkokią, tai istoriją. Bet kad ten jau mane labai žavėtų tos svetimos istorijos, aš nemėgstu aš romanų, aš negaliu gyventi kitom istorijom, kitų gyvenimų. Tai žmonės žiūri serialus, romanus. Tau mūsų romanas pats gražiausias. Čia idėjai dabar atsakymą į klausimą, jo. Tai moteriškai. Moteriškai, labai gražus romanas mūsų. Tiek istorijų, tik dar neaprašytas. Galėtum aprašyti, o ne savo substekus daryti apie orą. Bet ten būna siužetų. Būna jo, kad vyras kažką pasakė. Tu nesi mokamas prenumeratorius, tai daug ko ir nesužinai. Pradžiai užmeti, kad ten vyras kažką pasakė ir pasirodo, tai buvo taip. Būna, pasitaikai į pirmą vietą herojus. Tai va, tai tokie ir tie romanai. Tai ačiū tau už pakalbį. Tai nieko, 5. Mylite. Pašnekėjom viens su kitu ir savo laimingai galim išjungti. O kaip tu galvoji, išsisaugoja? Tai palažiūrim, ar paleidom? Buvom paleidę. O, gerai.